Šiandieną svečiuose Pakruojyje pas mūsų partnerį Auto Danielių. Taigi kviečiu užeiti visus į svečius, pažiūrėti, ką mes tenai rasime. Mes čia radome, pats šio rajono karalius Deividas. Sveikas, Deividai. Labą dieną. Kaip tau sekasi? Gerai, ačiū. Gal trumpai apie savo parduotuvę, kur jinai įsikūrus yra gal? Mes esame įsikūrę pačiame Pakruojos centre, prie Pakruojo autobusų stoties. Apie parduotuvę gal trumpai. Tai yra keturračių motociklai, ką matom pastatyti. Tai daugumoje Aodės. Šiam sezonui ruošiamės ir dviračius motociklus, ruošiam išstatyti, reklamas skleist. Be abejonės šalmai, aprangos. Tiesiog trumpa įžvalga. Jo, mūsų oficialus yra partneris ir atstovas Aodės Lietuva, tai yra Pakruojo krašte Auto Danielius. Kiek metų jau, Deividai, dirbi su keturračių pardavimais? 3 metai. O kaip tau dabar sekasi? Žymiai geriau. Kas pastumėjo tave ir kaip pradėjai vystyti šitą kryptį? Viskas prasidėjo prieš 18 metų, kai įsigijau pirmąjį savo keturratį. Na, manau, daug kas pradėjo nuo kažko, tai nuo to ir prasidėjo viskas. Aš ir panašiai. Koks buvo tavo pirmas keturratis? Pamiršai? Eik savo. Maksiminis. 24 metais padarėjai, atrodo, tokią kaip ir pradžią neblogą, nes ir matau, čia yra ir nominacija metų pardavėjas Aodės, tai ten pardavai bene 150 keturračių iš tus kraštus. Kokie yra tavo tikslai šiems 25 metams? Stengsimės dvigubinti. Stipru. Turit savo planą, strategiją? Taip, bet viešai neskleisim. Kokių dar naujienų gali tikėtis iš jūsų esami ir būsimi klientai? Natūralu, kad kiekvieno sezono metu, tai yra pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą, skelbiamas naujos akcijos, nauji pasiūlymai, nauji modeliai. Ką dar gali įsigyti pas jūs atvykę klientai? Kas dar jūsų stiprus yra dalykas parduotuvėje, variklis? Ypatingai veikia atsarginės dalys. Ne visi klientai perka keturračius vien iš mūsų. Jo. Natūralu, kad jie turi ir senesnių, ir naudotų, ir sugedus, ir panašiai. Tai jiem dažnai reikia dalių diržų, ar kažkokių papildomų priedų, tepalų, filtrų. Tiesiog natūraliai dylančių detalių ypatingai dažnai. Ir kitiem gamintojam, ne? Be abejonės. O kaip su aprangom pas jūs? Turim ir aprangų, ir žiemai, ir vasarai, šalmų, apsaugų, pirštinių, batų. Galim pasirinkti iš gan plataus asortimento. Super. Tai ką, taip ir toliau. Dėkuoju.